Jeigu peržiūrėjus video pamokas, sunku prisiminti, kur kokia funkcija, kur ką spausti, o prisijungus prie Canvos jaučiatės pasimetime, rekomenduoju štai tokį būdą. Atidarome du langus. Vieną, kur video pamoka, šiuo atveju Facebook grupėje, ir kitas langas savo Canva programos paskyra. Taip, atidarėm abu langus pilnai ir spaudžiam kompiuterio klaviatūroje klavišą F3. Ir matome abu langus sumažėjusius ir užvedam vieną ant kito ir paspaudžiam. Ir štai jie abu pas mus atsidaro ir mes galim juos abu valdyti, abu šiuos langus. Taigi, mes žiūrim video. BrandKit tai yra rinkinys, kuriame yra įvairių elementų padedančių palaikyti vieningą. Žiūrim video pamoką ir sustabdžius video atliekam praktiškai savo Canva paskyroje. Tarkim, čia bus rodoma kaip BrandKitą mes, kažką darom su juo ir automatiškai atsidarom pas save ir taip pat praktiškai darom viską, kas yra rodoma pamokoj. Tai iš tiesų gali palengvinti mokymasi ir iš karto žiūrint video galima atlikti darbą praktiškai. Tai tiek norėjau pasidalinti tokia patirtimi, nes pati kartais naudojuosi šiuo mokymosi metodu, nes ne viską galima atsiminti vien tik tais peržiūrėjus video. Sėkmės!